O dabar aktualus interviu su mūsų laidos konsultantu Justinu Žala iš bendrovės Husqvarna Lietuva. Apie tai, kaip kuo paprasčiau susitvarkyti lapus savo sklype. Justinai, šiame turim vėlyvą, labai gražų rudenį ir dabar prasideda pats malonumas, tai yra lapų tvarkymas. Ir jūs atvažiavot su patarimais. Tai kaip tos lapus susitvarkyti įvairiuose sklypuose? Taip, tai aišku, dabar taip ruduo, gražus ruduo, spalvotas ruduo, gražus tie lapai krentantis, bet yra ir kita pusė, kad tuos lapus reikia visgi mūsų kiemuose susitvarkyti. Tai, sakyčiau, patogiausias tų lapų tvarkymo būdas yra naudoti pūstuvus lapų. Tie pūstuvai jie gali būti benzininiai, elektriniai ir akumuliatoriniai. Kokį tą pūstuvą pasirinkti? Rekomendacijos yra tokios, kad jeigu turime nedidelį miesto sklypą, kur mums reikia nusipūsti lapus, susitvarkyti aplinką, tai naudojame dažniausiai mažus, kompaktiškus ir pakankamai galingus akumuliatorinius pūstuvus. Tai tarkim šis yra Husqvarnos Aspire asortimento modelis. Jis yra taip ir sukurtas, kad yra pakankamai galingas, mažas, siauro korpuso, pakankamai paprastai valdomas, tiesiog paspaudžia mygtuką ir jis veikia. Vėlgi, aišku, didelis pliusas prieš benzininius pūstuvus, kad nereikia traukti jokios virvelės, užkūrinėti, keisti alyvą, maišyti benziną su alyva, prižiūrėti oro filtrą, kuro filtrą ir taip toliau. Dar kas yra svarbu, šio pūstuvo sandėliavimas. Tai dažniausiai mažų sklypų savininkai, turintis mažus sklypus, dažniausiai ir sandėliavimo vieta yra ribota. Todėl su šiais gaminiais yra specialus kablys, kurį galima pasikabinti ant sienos arba į specialų sandėliavimo bėgelį ir taip turėti visus gaminius pakabintus vienoje vietoje. Taip pat yra lapų pūstuvai kartu su siurbliais. Dar galime dirbti su tokiu lapų pūstuvu, kuris yra itin galingas ir turi net 2 akumuliatorius. Taigi, kaip šie lapų pūstuvai dirba ir kaip su jais palengvinti darbus ir nepavargti, klausime Justino Žalos. Kad nepavargti, tai miesto sklypai, tai dažniausiai, sakyčiau, taip jau iki 10 panašiai arų su tokiais įrankiais galima apsieiti. Jeigu jau turint didesnį plotą, didesnius sodus, didesnius kiemus, tuomet dažniausiai yra renkamasi jau ant nugaros pakabinamus, kad kuprinė susideda pūstuvai. Jie yra dar, aišku, galingesni, dedasi jau ne vienas, o 2 akumuliatoriai. Ir net ir dirbdami ilgesnį laiką, žmogus jau nepavargsta, nes tiesiog visas svoris yra paskirstytas ant pečių, o rankoje yra tik tai pats valdymas. Pūstuvus naudojant dažnai reikia skirtingos pūtimo jėgos. Tai yra, jeigu mes atviroje vietoje pučiam lapus, mes naudosim maksimalią galią, bet jeigu mes kažkur tai mažoje erdvėje arba, tarkim, nuputinėjam lapus nuo skaldos, pilna galia yra nereikalinga. Todėl ant kiekvieno pūstuvo yra reguliuojama galia ir mes pasirenkam ją tokią, kokią reikia. Husqvarna turi 2 akumuliatorių sistemas. Tai yra viena 18 voltų Power for All alijanso baterijos. Tai iš esmės be Husqvarnos tokius akumuliatorius naudoja dar 10 skirtingų gamintojų. Todėl labai yra patogu, jeigu jau turime kažkokius įrankius ir tinkamus akumuliatorius, galima įsigyti tiesiog pūstuvą be akumuliatoriaus ir naudoti jau turimus akumuliatorius. Kita sistema yra 36 voltų Husqvarnos akumuliatorių sistema. Vėlgi lygiai tas pats, tai yra, jeigu jau akumuliatorius turim ir kažkokius įrankius naudojame, automatiškai renkamės tam tinkamą pūstuvą ir taip pasipildom savo sodo įrankių asortimentą.